Bandysiu paaiškinti buitiškai, tai pneumatiniuose ginkluose, tuose klasikiniuose, viskas sprendžias nuo spiruoklės, nes spiruoklės standumas nusako, kaip smarkiai išstums tas ginklas tą šratuką. Tai kad parduotuvėse dirba žmonės pajėgus pakeis spiruoklę, aš tikiu, nes mes patys keičiam pneumatiniam ginklam spiruoklės, tik keičiam į tokią pat, kokią buvo tam ginklė, nes įsivaizduokit situaciją, kad gerai, kol viskas gerai, bet jūs atėjote į parduotuvę, pirko D kategorijos pneumatinį ginklą, mes jums irgi pardavėm D kategorijos pneumatinį ginklą, bet įdėjom pastiprintą spiruoklį ir tas ginklas patapo C kategorijos ginklu. Mes pardavėm nelegalų ginklą, jūs nusipirkot nelegalų ginklą, nes pirkot D kategorijos, ne C kategorijos ginklą. Viskas gerai, kol viskas gerai, bet atein dieną, kai koks nors ten šaudėt su vaiku kiemė ir vaikas pasisuko netyčia, padarė šūvinį į tą pusę. Ta kulkelė atsitrenkė pas kaimyną į namą, kaimynas užpanikavęs paskambino policijai. Policija atvažiavo, patikrino jūsų ginklą. Žiūri, kad jis kažkaip per smarkiai šovė. Palinumerį patikrina, kur pirkot. Pirkom Getbacks, atvažiuoja pas mumis, sako, ką pardavėt? D kategorijos ginklą, bet akivaizdžiai spiruoklė iš C kategorijos ginklo. Tai jum potencialiai kelia baudžiamąją atsakomybę, mum atima visus leidimus prekiaut ginklais. Ar mes to norim? Mes tikrai to nenorim. C kategorijos leidimą nėra taip sunku išsimti. Išsimkit medicininę pažymą, paprašykit policijos ir jums duos C kategorijos leidimą. Ir jūs galėsit pirkti C kategorijos ginklus be jokio vargo ir nesukant galvos, kad ir jums bus bėdų, ir Getbacksui bus bėdų.